Sveiki, mylimi televizijos dienoraščio Misis Lietuva žiūrovai. Nenumaldomai artėja birželio 4 didingo Misis Lietuva finalo diena. Nežinau kaip jums, bet man kuo toliau tuo smagiau stebėti, kaip moterys stengiasi įrodyti esančios pačios žaviausios, geriausios ir tobuliausios. Esame šiandien Trakuose. Ir čia moterų laukia netikėta ir ko gero ne itin maloni akistata su praeitimi. Kažkada konkurentams išsakytos pastabos, kritika gali grįžti bumerangu. Netrukus matysite ekstremalūs Misis Lietuva dalyvių įvaizdžio pasikeitimai. Aš visą laiką keičiuosi. Mano vyras kiekvieną kartą turi vis kitą moterį. Pikantiška fotosesija be kompleksų. Netikėta akistata su išbalsuotomis dalyvėmis ir užgautos moterų ambicijos. Nei viena mergina nežiūrėjo man į akis. Todėl, kad aš esu pilkasis kardinolas, anot jų. Kaltinimai sąmokslu. Iškritusios dalyvės kovoja prieš projekto senbuvės. Ši moteris dažnai kartojo žaidimas, žaiskim. Prabangiu limuzinu į apvalaus stalo klubą atvykusių projekto dalyvių veidus puošia šypsenos. Labadiena, karalienės. Žingsniuodamos į jau pamėgtą restoraną jos net nenujaučia, kad viduje joms numatyta kulinarinė pamoka bei daug tvirtybės pareikalausiantis prisiminimų bei emocijų lietos. Mano grožio karalienės, vėl esame Trakuose, to vietoj, kur pietauja net karaliai. Tai yra apvaliojo stalo klube. Sakoma, kad moteris sriubą ir skandalą gali sukurti iš nieko. Tiesa, sriubai reikėtų nors kirvę. Todėl, ką nors iš ko nors kurti jums būtų per paprasta. Taigi, mielos mano, man labai malonu jums pristatyti egzotiškų patiekalų meistrę, maisto estetė, apvalaus stalo klubo virtuvės šefė Indrė. Sutikite, prašau. Labadiena, Indrė, labai malonu jūs matyti. Sakykite, ar tiesa, kad Trakuose vyrai nuo senovės moteris renkasi, žmonas renkasi pagal tai, kaip jos užraito kibinų kraštelius? Žmonos gal pagal tai nesirinkdavo, bet kiekvienos šeimininkės pasididžiavimas būdavo kuo kruopščiau ir kuo gražiau užraityti kibinus. Tad reiškia, mūsų užduotis bus kokia? Kibinų gamyba, kadangi esame Trakuose. Mielasis mano, paruošite Vytauto didžiojo laikų patiekalą. Prašome į užduotį. Išgirdusios pirmąją užduotį patyrusios namų šeimininkės skubiai puola matuotis prijuostes, išbandyti kočėlų tvirtumą ir dalintis patarimais. Moterys jau seniai norėjo pademonstruoti savo kulinarinius sugebėjimus, tačiau entuziazmas netruks išgaruoti. Sutikite komisiją, kurioje jūsų buvusios kolegės, konkurentės, moteris, kurias jūs pačios kažkada tai pašalinta iš projekto. Prašome, sutikite. Buvo labai nustebusi ir Žaneta, ir Sonata. Tiesiog toks, ką tu čia vėl veiki. Jos laiko pykti ant mūsų iš tikrųjų. Ir aš manau, kad atsiranda keršto gyslelė. Dalis jų man net nepasakė labas. Net nepakėlė akių, aš stovėjau šalia ir jos ignoravo, kad aš stoviu. Kiek bandžiau apžvelgti merginų, nei viena nebuvo, kad nors žvilgsniai susitiktų, nors nusišypsotų arba pasisveikinti. Turbūt jos nelabai nori žiūrėti mus. Jos jaučiasi už mus stipresnės. Kaip sakoma, lazda turi du galus. Vienas galas jums vožtelėjo visai neseniai. Dabar jūs turite galimybę atsakyti tuo pačiu. Aš labai apsidžiaugiau, nes jos mus prieš tai vertino, o mes dabar jas galėsime įvertinti. Mes priimam tai kaip kerštą jau dabar. Jeigu kažkas buvo pridaręs kažkokių blogų darbų, manau, nesidžiaugia. Emocijų kamuoliai vyksta iš tikrųjų, net negaliu įvardyti, kas čia vyksta tarpe dabar tų buvusiųjų ir dabartinio. Iš balsuotų varžovių išsigandusios realybės šou dalyvės neturi kur trauktis. Apie savo padarytas klaidas, apie konkurentėms išsakytą kritiką ir galimas pasiekmes šiandien, jos galės pergalvoti tik raitydamos kibinus. Netrukus laidoje nuoširdžias pastangas vainikavusi skaudi kritika bei atvira užuomina apie gresiantį moterų sąmokslą. Čia bet kuri galėjo būti išbalsuota, bet iš tikrųjų tai yra labai netikėta. Išvaizdos pokyčiai, nukirptos garbanos ir atvira fotosesija. Mamytės vienai dienai virtusios modeliais. Ne per atviras tas mano mėgstamas. Dar vienas santas.